Sveiki, aš esu Kotryna Davidovičienė, asmeninių finansų konsultantė ir taip pat su kolegėmis vedame kursą asmeninių finansų ir finansų planavimo tema. Šiandien pasidalinsiu su jumis apie populiariausias biudžeto vedimo strategijas. Tai iš esmės mes savo kurse ir pradėjom nuo to, kad pradėjom su visom dalyviam ir dalyviais vestis kartu savo asmeninių ir šeimos finansų biudžetą. Taigi vedamės visi fiksuojame savo išlaidas ir savo pajamas ir tą darysim visus 3 mėnesius. Ir pasidalinsiu toj savo ekranu. Taip. Pradėjome nuo klasikinio nulinio biudžeto. Klasikinis nuliniu jis vadinamas todėl, kad kiekvieną mėnesį vis pradedam vėl nuo nulio. Tai yra visą mėnesį vedamės pajamas ir išlaidas, praeina mėnuo, užfiksuojam ir kitą mėnesį vėl atsistatom lyg pajamos ir išlaidos, pajamų ir išlaidų eilutės lygios nuliui ir vėl tada vedamės iš naujo ir taip stebim. Ir šios strategijos biudžeto savybė yra, kad jis yra labai detalus. Tai yra maksimaliai išskaidome savo pajamų ir išlaidų eilutes, kad matytumėm, kiek išleidžiame būstui, kaip pavyzdys šioje skaidrėje, kiek asmeniniam savo išlaidoms, kiek laisvalaikiui, maistui, gėrimui, taip pat atskirai vedamės, kiek maisto ir gėrimų išleidžiame kaip ir nebūtinosiams išlaidams, tai yra išsinešimui arba kavinėse, restoranuose. Ir tokiu būdu visos mūsų išlaidos išsiskiria į tokias didelės kategorijos - būtinosios išlaidos ir netokios būtinosios išlaidos. Taip pat santaupos, investicijos. Tai tokiu būdu rekomenduojama stebėti bent 3-6 mėnesius, todėl kad vedant vieną mėnesį mes dar tiksliai neapčiuopiame visų pajamų ir išlaidų, pas kai kuriuos ir pajamos svyruoja, o išlaidos jo labiau, kaip pavyzdys bus gruodžio mėnuo, kai turėsime didesnės išlaidas dėl žiemos švenčių, o dar būna vasara atostogos, žiemos šildymas didesnis, gimtadieniai, šventės, galbūt kai kurie vaikams išleidžia kažkokių turi didesnių pirkinių kartą per metus ar porą. Taigi tos visos išlaidos savo tikruoju svoriu pasimato vedant bent keletą mėnesių iš eilės ir stebint tendencijas. Tai ką mes darom po to, tai išanalizuosim visas tas pajamas ir išlaidas, pasidarysim suvestinę keleto mėnesių. Konkrečiai su kurso dalyviais pasidarysim 3 mėnesių išlaidų suvestinę ir pajamų ir tada jau ką darysim po to, tai planuosimės savo išlaidas, kaip mes norėtumėm, kad jos būtų. Taigi yra pora strategijų tokių populiarių, kurias įvedus į paieškos sistemas mes iš karto atrasime. Tai viena iš garsiausių yra modelis 50-30-20, kai 50% mes paskiriame būtinosioms išlaidoms, tai namų išlaidos, kažkokie tai rūbai, maistas, sveikata, mašina, transportas ir komunaliniai mokesčiai. 30% skiriame netokiom būtinom išlaidom, tai ir pomėgiam, hobiam, apsipirkinėjimams, maistui, kurį gaminame ne namuose, o pasiemame išsinešimui kavinėse arba valgome kavinėse, restoranuose, kai nebūna karantino. Ir 20% rekomenduojama skirti santaupoms, tai čia vėlgi priklauso nuo skirtingų mokyklų. Tokios kaip bendros nuomonės neradau, nes varijuoja, skirtingos mokyklos skirtingai rekomenduoja. Tai vieni prie tų 20% įtraukia ir paskolas,
Kiti paskolas traukia į kitas kategorijas, kaip pavyzdys, jeigu tai būsto paskola, tai ją reikėtų dėti prie tų 50%, nes tai kaip ir būtinosios išlaidos yra, vietoj to, kad nemokame nuomos arba kitaip neatsiskaitome už gyvenimo išlaidas, tai tiesiog pasiėmėm būsto paskolą, tad reikėtų skirti, kaip ir logiška būtų skirti prie 50% būtinųjų išlaidų. Jeigu tai prabangaus automobilio įsigijimas lizingo būdu, kas irgi yra paskola ir kaip įsipareigojimas, tai jį jau reikėtų skirti prie tų 30%. Tai čia kaip ir nuomonės išsiskiria ir tokios bendros nėra, daug variacijų. Kita dažnai sutinkama teorija yra, kad vadinama 6 stiklainių sistema, kai irgi šiek tiek varijuoja, skirtingos mokyklos irgi skirtingai rekomenduoja, bet nuo 50 iki 55% irgi skiriama būtinosioms išlaidoms, 10% didesniems pirkiniams. Tai didesni pirkiniai yra tie, kurie, kaip sakiau, vieną mėnesį gali ištikti, o kitą mėnesį neištikti, kaip pavyzdys žiemos šventės, atostogos. Galbūt reikia vienai šeimai apipirkti visus vaikus ir save žiemos rūbais rugsėjo mėnesį ar dar rugpjūtį pradeda tą daryti ir visos mokyklos išlaidos. Tai visos tos išlaidos, kurios nepasikartoja kiekvieną mėnesį, tai čia dedasi į tą antrąjį stiklainį ir vadinasi didesniems pirkiniams. 10% rekomenduojama skirti santaupoms, 10% išsilavinimui, nesvarbu koks tavo amžius, 10% savo pomėgiams, kitaip dar įvardinama kaip žaidimams arba play angliškai, tai čia 10% tam, kad nesijaustumėt labai suvaržyti, kad va čia turi taupyti, atsidėti, labai planuoti savo pajamas ir išlaidas. Bet va čia tas 10% tam stiklainį arba vokelyje jūs jau galite išleisti, kam tik tai norit, savo malonumams ir savo hobiams. O 10% rekomenduojama skirti paramai kitiem, labdarai. Na ir trečioji sistema biudžetavimo yra vertybėmis pagrįstas biudžetas, kai jūs nenorite paklūsti kitų diktuojamoms normoms ir pagal tai, ką kažkas sugalvoja arba kaip kitiems patinka. Tai iš esmės jūs patys peržvelgiate savo biudžetą, kurį jūs vedėtės keletą mėnesių ir pagal tai susidėliojate, išsiskirstote į biudžeto eilutes pagal savo vertybės, pagal tai, kas jums tinka, kas jums priimtina ir taip pat susiplanuojate į ateitį tas proporcijas. Kodėl mano manymu yra teisingas tas paskutinis metodas? Visų pirma, todėl, kad mes esame skirtingi ir per visą savo gyvenimą pereiname įvairius gyvenimo ciklus. Pradedame nuo to, kad esame maži vaikai, vėliau augame ir savarankiškėjame ir jeigu mes biudžetą pradedame jau planuoti ir išlaidas ir pajamas sekti, kas yra labai puikus pavyzdys, tą pradedame daryti dar būdami studentais arba tik pradėję savarankišką gyvenimo būdą, tai mūsų pajamos ir išlaidos radikaliai skiriasi nuo to, kai jau esame, kaip jau čia pasakyti, subrendę ir turime galbūt ir šeimą, ir išlaikytinių, ir mūsų tos pajamų ir išlaidų proporcijos skirsis radikaliai ir tokios kaip vieningos sistemos, aš manau, kad nėra teisinga nusistatyti, dar ir dėl to, kad mes ir patys esame visi skirtingi su savo vertybėmis ir dėl to raginčiau aš, ką daryti, tą mintelį išjungsiu skaidrę ir pasirodysiu pati visame ekrane. Tai iš esmės, ką mes rekomenduojame kaip finansų gidės, mes tiek savo kursų dalyviams, tiek jums rekomenduojame visų pirma susivesti savo biudžetą, žinoti savo išlaidas ir pajamas tiksliai, vestis keletą mėnesių nuosekliai ir po tų keletų mėnesių susidėlioti galite
be abejo, kad peržvelgti tas biudžetavimo strategijas, kurias aš jums ką tik parodžiau, arba susirasti internete kitų, arba klausti kolegų, kaip jie skirstosi savo pajamas ir išlaidas ir tiesiog pagal tai susidėlioti savo asmeninių pajamų ir išlaidų strategiją, savo biudžetą ir jo laikytis be abejo. Ir kai laikysitės kiekvieną mėnesį, pamatysit, kad galite iš tikrųjų sutaupyti pinigų, galite investuoti ir skirti būtent tam, kam yra jums svarbu. Tai iš esmės tą ir noriu paraginti daryti. Jeigu norite užduoti klausimų, mielai atsakysiu jūsų klausimus, tiek aš, tiek kolegės, tai galite komentuoti po šio įrašo. Na ir iki kitų susitikimų.